kalėdinių puošmenų. Mūsų studijoje visiškai kitos srities specialistas Giedrius Dabašinskas, sveiki gyvi. Ir Giedrius yra žemėlapių specialistas. Ir Giedrius pats kūrė labai įdomius žemėlapius, kartais ir visai smagius, ir įdomius, ir juokingus net truputėlį, kaip tarkim štai tas mūsų pirmasis žemėlapis. Ir Giedriau, kaip jūs jį pristatytumėte? Tuo netrukus beje žiūrovai jį ir pamatys. Va. Na, tai yra tiesiog lietuvių susikurti stereotipai apie Europos valstybės. Kai kurių lietuvių susikurti stereotipai galbūt. Lenkija tai yra piguva. Taip, na, tiesiog taip ūkiškai tariant piguva. Rusija, kaip jau turbūt nepaslaptis amžina grėsmė, kaip žiniasklaidoje pristatoma. O kodėl prancūzai vabzdžiaėdžiai snobai? Varlėdžiai snobai. Varlėdžiai, prašau. Dauguma bent jau iš mano pažįstamų susidarė tokį įspūdį, kad prancūzai tik varlės valgo. Iš kur tai stereotipai? Sunku net iš tikrųjų pasakyti. Galbūt tiesiog suformavo per keletą metų. Na. Taip, Vokietija geros mašinos. Na taip, lietuviai mėgsta vokiškas mašinas. O ant Baltarusijos parašyta, lyg Akropolio būtų nematę. Einam prie kito žemėlapio. Štai žemėlapis, kuris lygina Vilnių ir Kauną. Ir kasgi čia mums svarbiausia? Na, tikriausiai, kad per pastarosius keletą metų Kaune labai sumažėjo gyventojų skaičius. Tai yra net 116 000. Kas Vilniuje, tai na, šis rodiklis daug mažesnis, tai tik rodo, kad iš Kauno iš tikrųjų žmonės bėga. Ir atlyginimas Kaune yra truputį mažesnis negu Vilniuje. Bet už tai būtų kainos yra beveik dvigubai mažesnis. Bet dar yra viena labai svarbi detalė, savivaldybės skola, o čia tai... Na, Vilnius mėgsta išlaidauti, taip, iš tikrųjų. 895 milijonai prieš 167, malonu, Bet turim ir kitą dar malonumą, du krepšinio klubus. Vilniaus ir Kauno tema, be abejo, konkuruoja vis laik ne tik miestai, bet ir sporto klubai. Tai kaip matome, čia titulų skaičius LKL, kol kas Žalgiris iš tikrųjų visais rodikliais yra pranašesnis už Lietuvos Rytą. Įskaitant arenos talpą, taip nesenai palyginus pastatyti. O čia jau Lietuvos aktualijos, einam prie Lietuvos dviejų žemėlapių, kurie yra pakankamai įdomus ir skirtingų spalvų. Jeigu kairiajame žemėlapyje mes matom vakarų Lietuvą, yra tamsiau nuspalvinta, tai dešiniajame rytų Lietuva. Ką tai reiškia? Taip, na tai reiškia, kad vakarų Lietuvoje, kaip matome, yra daug daugiau iki 15 amžiaus gyventojų, tai yra vaikų, daug vaikų lyginant su rytų Lietuva. Tai reiškia vakaruose jaunesni? Daugiau, taip, jaunesni, o rytai to tarpu, jeigu ne Vilnius ir aplinkiniai, jeigu ne Vilnius, tai apskritai būtų rytų ir pietų Lietuva tokia, na, kaip senelių namai vos ne. Jeigu pažiūrėtume į kitą žemėlapį? Taip, tai čia matome, kad ypač Labanoro, man atrodo, apylinkės tai yra apskritai tik tai, praktiškai tik pensininkai gyvena, na, pusė gyventojų. Zarasai, Ignalina, iš tiesų tai nieko gero nežada šitiems kraštams. Dabar peržiūrėkime būtų kainas. Būtų kainos Vilniuje yra... Ir iš tikrųjų labai išsiskiria Vilnius iš kitų Lietuvos miestų. Ir pokytis čia kada? Čia per metus pastarosius. Tai šiemet beveik nepakito, kaip matome, bet, pavyzdžiui, Kaune sumažėjo net 5%. Per šiuos metus laukiant euro kainos Kaune 5% sumažėjo? Taip, čia nuo praeito spalio, man atrodo, jeigu gerai prisimenu, nuo praeitų metų spalio iki šių metų spalio. Klaipėda irgi 5%. Klaipėda taip pat, taip, ir kitos. Šiauliai Panevėžys turbūt labiausiai atpigo, 1/4 būtų. Ir iš tikrųjų pigus būtų Panevėžys. Kitas žemėlapis. Taip, tai yra panašus. Čia rodoma, kiek mėnesių reiktų dirbti, kad užsidirbtum ant vidutinio 60 kvadratinių metrų buto. Tai yra kiek mėnesinio atlyginimo. Turėtų dirbti dvigubai ilgiau, nepaisant to, kad Vilniuje atlyginimai didesni. Taip, net ir čia atsižvelgus į tai į atlyginimų dydį vis tiek, kad Panevėžyje galima 3 kartus greičiau susitaupyti ant buto. Klaipėda irgi taip, na, dvigubai beveik nei Vilniuje. Žodžiu, apsimoka gyventi Kaune ir važinėti į darbą Vilniuje. Taip, daug žmonių taip ir daro. Baltijos šalių sostinės palyginkim, ne tik Lietuvos didmiesčius. Taip, na čia Vilnius, Ryga ir Talinas palyginti, tai yra jų pagrindiniai rodikliai ir be abejo gyventojų mes žinom, kad Talinas mažiausias, Ryga didžiausia. Bet Talinas iš tikrųjų ekonomiškai tai labiausiai išsivystęs iš visų 3 sostinių. Ir atlyginimai matom, kad didesnė. Ir nedarbas, beje, didžiausias. Didžiausias nedarbas, tai, na, bet šiek tiek didesnis nei Vilniuje ir Rygoje. Būto kainos, beje, Vilniuje yra pakankamai aukštas. Palyginus su atlyginimais, tai iš tikrųjų Vilnius nekilnojamas turtas labai brangus. Ir turistų pritraukia gana mažai Vilnius, lyginant su kitais. Kita lentelė, atlyginimai, pensijos ir kainų kilimas Baltijos šalyse, Lenkijoje. Taip, čia yra palyginimas tarp 4 valstybių, tai kas labiausiai turbūt krenta akis, kad Lenkijai pensijos yra praktiškai dvigubai didesnis nei Lietuvoje. Nors tarp atlyginimų nėra tokio didžiulio skirtumo.
Tai iš tikrųjų toks, na, dar vienas rodiklis infliacija per dešimtmetį. Lenkijoje jinai, kaip bebūtų keista, mažiausia. Mažiausia, taip, na, nebereikala lietuviai važiuoja apsipirkti į Lenkiją, tenais kainos iš tikrųjų. Ir didžiausia infliacija buvo Latvijoje, 65%. Keliaujam prie kito mūsų puslapio, o čia jau visiškai kitokia idėja. Paaiškinkite ją. Iš serijos, kas būtų, jeigu būtų, tai kažkada buvo kilusi idėja, na ir dabar gal kas nors pasvajoja, kas būtų, jeigu visos 3 Baltijos sesės susijungtų vieną valstybę, Baltijos federaciją. Tai iš tikrųjų, na, lietuviai tada tokia valstybėje dominuotų, jų būtų daugiausiai. 40%. Taip, 40%, estų ir Latvijų gerokai mažiau, na ir rusai sudarytų gan nemažą dalį gyventojų. Daugiau nei estų būtų praktiškai. Taip. Dar vienas toks žemėlapis, o kas būtų, jeigu būtų didžioji Lietuvos kunigaikštystė? Taip, na iš tikrųjų, jeigu LDK gyvuotų šiais laikais, tai būtų didžiausia Europos valstybė po Rusijos pagal plotą ir būtų iš tikrųjų strategiškai patogioje vietoje, labai tarp 2 jūrų, praktiškai būtų vienintelis tiltas tarp rytų ir vakarų Europos. Ir didžiausias miestas? Būtų Kijevas. Taip. Dar vienas labai įdomus žemėlapis lietuvių investicijos užsienyje. Greitai privažiuojam prie šalies, kurioje pačios didžiausios investicijos, tai yra Olandija. Paaiškinkite. Dėl Maximas viskas tikriausiai taip yra, nes Maximas savo įmonę perkelė ir toks gavosi Nyderlandus ir iš karto gavosi toks keistas. Ir antroje vietoje beje yra Estija, 3 Latvija, o 4 Kipras. Taip, na, Kipras irgi offshorinis rojus. Dar vienas turbūt paskutinis mūsų šiandien žemėlapis, tai yra tarptautinės bendruomenės pozicija dėl konflikto Ukrainoje. Čia matome pasidalinimas dėl pozicijos, dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto, tai yra raudonos šalis palaiko Rusijos įsiveržimą, na, tiesiog jos veiksmus Ukrainoje, žalios yra prieš, o mėlynas spalva neutralios šalis. Mėlynas turbūt daugiausias spalvos. Taip, bet pagal gyventojus daugiausia, dėl Kinijos ir Indijos be abejo, bet ekonomiškai tai galingesnis daug galingesnis yra Ukraina palaikančios valstybės ir karinė prasme taip pat. Na, tik branduliniais ginklais be abejo Rusija turi labai daug atominių galvučių. Tai ką, ačiū Giedriui Dabašinskui. Giedriau, daugiau žemėlapių jūsų tinklapyje. Taip, www.mapiozy.lt. Galite narasti dar daugiau jų žemėlapių ir ateityje rasite dar daugiau. Ir galbūt ateityje vėl susitiksim su įdomia statistika mūsų studijoje. Ačiū Giedriui Dabašinskui, o dabar nedidelė trumpa pertraukėlė.